Sveiki visi, pradėsim YouTube karjerą, nežinau kaip paveiks, norinčių daug buvo, nežinau, kažką bandysim padaryti. Čia nupirkau kem 6 dalių, nes vakar nutrūko dirželis, pagrindinį škyvų šakutės, tai iš karto sakiau naują, bandysim pakeisti. O šiandien daugiau pasakosiu apie Saną. Tai va. Body kitas pridėtas, primatuotas, nupirkta viskas priekiniai sparnai, galiniai sparnai, slenkščiai, buferiai, primatuota buvo, kokybė aišku tokia pusė velnio, kampai visi reikės pažaisti ir šiaip reikės pažaisti, laikikliai pagalvoti ant buferium, tai nežinau, bus ką veikti, tikiausiai aišku geriau, galvojau gal bus panašiai kaip kem 6, bet nėra ką lyginti, nes kem 6 tai realiai viskas bolton tieko, nereikėjo nieko prižaisti, ten gal šiek tiek prie posūkių reikėjo minimaliai pažveisti, bet tai čia nerimtas reikalas. Galim buvo iš karto dažyti ir dėti, o čia reikės jau biškį pažaisti, tai nežinau. Da, aišku, toliai iki to, svarbiausia dabar pasidaryti kėbulą sveiką, tvarkingą, nesupausi be skylių, nusmėliuot, padengti daug antikorozinio. Viską, aišku, reikia pabaigti šardyti. Variklis jau kaip ir išimta su dėžė, viskas išimta. Čia likę laidynai visokie, pakeliai, vairo stiprintuvos ir bliukas, stabdžių puslė. Praeitas savininkas davė man ir ABS, ten lygtais, man atrodo, blokas, jei gerai nužiūrėjau, tai nežinau, ar iš čia kažkada buvo, ar čia lygtai norėjo įdėti, tai reiks įsiaiškinti, gal bus galima kažkaip įsiaiškinti ir sudėti čia jį. Priekis čia visas nuardytas, šitoj pusėje matau smūgio duota, nes visas kampas susuktas, tai nežinau, čia aišku, nestipriai, čia atsitiesin, čia mažiausia problema, svarbu, kad šiaip čia nesurūdėjo baisiai šitoj vietoj. Po kapotu pagrindas tai yra dugnas ir slenkščiai, čia yra baisiausias dalykas, bandysim sudaryti. Ir po fenderiais parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Čia matau kokie laidai apsioksidavę, čia nutrintinau kažko, tai irgi reikia viską sužiūrėti, paskui viskas tvarkingai veiktų čia. O ratinkliai, aišku, ratai dabar su 4 skylėm, bus su 5. Turiu nupirkis, man atrodo, priekiui stupicas, 5 skylių, liko nupirkti galui, tai čia, manau, problemos nebus, gal kažkur rasim ar naujas pirksim. Kažkokie tai koilai yra sudėti, bet aš čia mačiau, čia jie iš kokių 2 daryti, nes ten apačioj tvirtinimas įvirintas, kažko, tai, kažkas išradinėjo, matyt, pigiau gavosi. Tai vas lenkščiai tai matosi, kad jau čia pjaustyta, kniedės buvo. Tokios kartos buvo prignėdytos dėl vaizdo. Aišku, čia viskas buvo pasislėpę po slenkščių stiklo audinio, bet slenkštis ant sulaužytas, tai buvo priklijuotas ant makroflekso, ten bandyta kažkas bandė kažką daryti, bet nekokybiškai ir nežinau, ar čia jisai norėjo su jumi driftą važiuoti ar kur, ar čia mėgėjiškai, bet meilės šitą mašiną mažai matė. Nes čia buvo viskas iškniedyta, čia matosi vaskylės visur. Kniedyti daryta, tai nežinau. Reikės vis tiek viską persiverint, čia va irgi skylės dugne, viską reikės perverint, pravodkę visą įsiimt, panelė likus visą išimt, čia rankinio strosto įsiimt, viskas šiaip rankinis veikia, tai reikės tik sutepti, nes ten mačiau viskas kaip ir tvarkoje. Lubos išimtos, visi plastikai išimti, tai kaip ir liko tik tai panelė įsiimti, aišku, duris nuimsiu visas, diržai nuimt, kas čia liko, pravodkė, kaip ir sakiau, įsiima, kad būtų galima viską ruošti čia, šveist, smėliuot, dažyti. Čia gale, kaip ir matome, kad turime irgi paraudėjimų, bet čia vis tiek dėsis fenderiai, tai sutvarkysiu, kad tik būtų tvarkinga, čia man grožio šitoj pusėje nereikia, vis tiek čia pjausis zasparną, nes vis tiek leisis daugiau, bus ant koilus, tai aišku, norisi kuo žemesnės, galvoju apie kemberį nemažą, ratus plačius, kaip ir priklauso japonui. Tai va, tik reikia surasti kokius ratus su palangį didelį, ar irgi gaminti kažką kostom savo. Aišku, dar čia ateitis, tai nežinau, žiūrau visko, svajoju, mąstau, galvoju, nežinau, bus matyti. Reikia pirmą pasiruošti kėbulą. O čia bagažiniai turim, kaip ir šitą pusę visą tvarkingą, čia zapaskės vieta nesurūdėjus, čia aišku dar primėtęs makrofleksą bandžiau biškį krapštyti, nes šitoj pusėje smūgis buvęs, kiek žinau. Čia jau vėrint, aš pakliuota daryta, greitai padaryta. Aišku, negaliu sakytum, kad matyt buvo gerai tais metais, bet kai pasidomėjau, kokia jų būklė pagrindė būna, tai visi jie su pagrindiniais savo minusais, kad slenkščiais surūdėję, lonžeronais surūdėję būna, zapaskės vieta pagrindė surūdėjus. Keista, kad čia viskas kaip ir tvarkoje, net nepanašu, kad rūdėjo, tai pusė ta pačia irgi. Čia slenkščiai matome, kad jau viskas. Bet turiu nupirkis. Realiai tik išpjauti ir įveryti. Gražiai man čia nereikės iš tiesų
Svarbu tvarkingai būtų. Dėsis vis tiek stiklo audinio slenkščiai, viskas susidengs. Svarbu, kad būtų tvarkingai padaryta, nežinau, čia ištepsi kokia danga, vis tiek čia po jais kaupsis viskas, tai karts nuo karto reikės aišku įsiplauti. Žyma nevažinės, tai tikrai su šitą mašiną. Šiaip šita pusė ganėtinai gera. Šiaip čia nelabai suraudėja, ten šiek tiek paraudėja, bet netragiškai kaip toj pusė, kad su skylėm. Čia buvo padaryta nuo mygtuko, kad kūrėsi, net ne spynelė, tai čia nežinau ar spynelės gedimas ar šiaip specialiai buvo padaryta, nes nebandžiau dar ieškoti galų, kame reikalas, tai bandysim sužinoti, ar čia spynelės reiks naujos ieškoti, ar jinai veikianti, tik tai, kad šiaip buvo padaryta nuo mygtuko. Tai šiaip, kai pasėmiau šią, tai viskas veikė, nes langai darinėjosi, veidrodėliai elektriniai, sukinėjosi, valytojo veikė, visos šviesos veikė, lempos atsivertė, šviesos visos veikė, nu žodžiu, kas turi veikti, viskas veikė. Bagažinė turi labai didelę skylę, bet turiu nupirkęs jau kitą. Aišku, ten jinai pakliuota kažkiek buvo, bet šiaip viskas tvarko, net vanduo bėga iš jos. Kiek žinau, langai užniaukti buvo kažkada, tai reiks viską nulopti ir nuvaryti, kad tvarkingai perniauktų, bet aišku, čia iki to tai dar toli šaukia. Tai va, kai buvo dikitas, tai sakau, viskas yra nupirkta, visi slenkščiai, sparnai, buferiai, priekiniai sparnai, tai matosi, kad kokybės trūkumas, nes nėra tokie jau išlygiausių, aišku, nežinau, ar čia matosi prieš tą, bet iš akies tai matosi, kad čia reikės su jais pažaisti. Čia visos dalys, seni sparnai turiu, bet pasiliksiu, niekam neparduosiu šių, gal ateityje prireiks. Kapotas, jis tik nusilupęs, visas šiaip tvarkingas, tik nusilupęs, tai reikės visą nušveisti ir dažyti, čia visi plastikai išardyti, bagažinės, aišku, daug dalių, ką kitam garaže ten sudėjęs ir šitas reikės ten sunešti, kad čia nesimaišytų dirbti. Lempos turiu nupirkęs, man atrodo, kairę ar dešinę lempą kitą, pasiūlė toks vaikinukas, tai neatsisakiau, nupirkau, nes šitos tokios matau, kad irgi pavargę, tai pagelbės gal iš dalių, ar tą tiesiog dėsim, nu vis tiek kažkas tiks. Čia jos be tų apvadų vadinamų, bet turiu nupirkęs, padarytas stiklo audinio, nupirkta viskas yra, kaip ir sakai, ten starteris, kur buvo ant mygtuko pajungtas, tai nežinau, čia kažką buvo pridarę, sugalvoję, taip gal geriau, mandriau, nežinau, nu, vis tiek perdarysim tvarkingai, lubos, jau čia pelėsis buvęs, bet turiu nupirkęs naują medžiagą, įdomesnę, bandysim aptraukti. Durų aploškės tvarkysim, naują odą pertrauksim, nes ten jau irgi klijuotos, jau atšokę jos yra, pati vidinė apdaila irgi tokia pačia bus medžiaga kaip ir lubos, paskui šifterio sijonėlis apsisiūs, rankinio čia plauk nėra, sijonėlio tai nereikia, vairą tai nežinau, ar sportinį dėsim, ar šitą apsiūsim, dar tiksliai nežinau, tai va dėl šito galvoju. Variklis gyvas, šiaip viskas važiuoja, tvarkoj su jom, reiks tik tai apsižiūrėti tokias tarpinukės, čia termostatai visokie pasižiūrėti, viską įsivalyti, sutvarkyti, čia įsiardyti, dėžė viskas veikinti, tai bandysim biškit restauruoti, nežinau, ar aš čia jį būrsiu dar dabar, ar vėliau kada, bet šiaip galvoju, gal turbiną kokią didesnę užmauti, nežinau, kaip su tais benzinais čia būrisi, dar labai nesidomėjau, su dyzeliu tai kaip ir viskas aišku būtų, kaip ir savo dariau, čia biški sudėtingiau, bet domėsimės ir vis tiek kažką, manau, tikrai padarysim, be problemų, reikės tik tai visą atsiplauti ir susižiūrėti, tai aš čia iki jo to liba, pirmą norisi susitvarkyti patį kėbulą, nusidažyti viską, susidėti, aišku, norisi, kaip sakau, ir greičiau, bet teks palaukti. Turiu vasarą važinėti, tikrai renginius bus galima, dar tikrai važinėsiu su geltonu, nežinau, šiais metais planai suvažiuoti ir į užsienį, ten padalyvauti. Praeitais metais planau, bet darbai nelabai leido, čils biški orai, jau reikės skubėti į smėliavimus, vėrinimus, kad būtų suviryta, nugranduosim visą dugną, važiuoklę reikės imti, manau. Nes nežinau, kaip čia ta važiuoklė, ar jinai čia gyva ar negyva, ar klibantis, nevažinėjau, negaliu pasakyti. Šiaip ir netikrinau, neklibinau. Mačiau, kad apraudėja viskas, tai nežinau, ar čia, jeigu gera, gal atsinaujinsiu šitą, smėliuot reikės perdažyti viską, arba nežinau, nes kažką reiks galvoti. Technikiniai vis tiek reikia originaliai gal palikti, o po to gal dėsim vis tiek reikės kokias traukės dėti, reguliuojamus viską, domėtis, kad vis tiek biški radai šiek tiek turės verstis, nežinau. Galvojau apie orą sudėtėm, bet seniai svajojau apie žiaurų statiką, kad sunku būtų važiuoti, bet man tai patinka. Jau juodas KM6 kaip ir link prie to linksta, aišku, biški sudėtinga su jum važinėti jau darosi, bet žiema baigėsi, mažiau bus sniego, mažiau kur kabinsis. Tai manau, dar biškiai paleisim, dar priekį turiu nupirkęs rastavkės, reikės sudėti. Aišku, viską parodysiu, jeigu jums bus įdomu, kaip ten viskas pavyks, gal dar reikės pasidaryti stabdžiukus, kad neatsiremtų arką į ratlankio kantą ir neapdaužytų, tai sugalvosim, kažką padarysim, čia be problemų. Ten maži darbai, čia didžiausi darbai, tai bus prie šito. Nu ką, šiam kartui tiek. Kitame video bandysiu parodyti, kaip kažką jau darau prie jo. Nežinau, ką užsiimsiu prie jo, bet vis tiek viską reikia ardyti. Ties ardymu apsistosim, kol kas viską ardyti. Dar kartą ardyti. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitą kartą.